Sveiki, šiandien noriu pakalbėti svarbia tema – materialaus ir dvasinio pasaulio apjungimas ir noriu pradėti nuo aštuoneto simbolizmo. Tai daugelis iš mūsų žino, kad aštuonetas simbolizuoja gausą, bet tai yra tik viena iš šio skaičiaus reikšmių. Kai apverčiame aštuonetą, gauname begalybę. Kas yra begalybė? Tai yra du tarpusavyje apjungti susiję apskritimai. Vienas apskritimas yra dvasinis pasaulis, kitas apskritimas yra materialus pasaulis. Tai reiškia, begalybė mums rodo, kad šie pasauliai yra nenutrūkstamai apjungti. Tai reiškia, apjungti begaliniu ciklu. Ir aštuonetas, ką jisai reiškia asmeninėme lygyje ir apie ką yra mažai kalbama. Aštuonetas reiškia gyventi į savo vidinės galios. Tai reiškia prisijimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą. Kada mes prisiemame pilną atsakomybę už savo gyvenimą? Tada, kada išdrįstame siekti savo širdies troškimų, eidami per savo tamsiausias baimes, per savo programas, per savo ribojančius įsitikinimus. Tai reiškia vidinė transformacija. Tai jau iš aštuoneto, ką mes galime matyti, tai kad žmogus negali apjungti materialaus ir dvasinio pasaulio, nedirbdamas su savimi per visus tris lygius. Tai reiškia per mintis, per emocijas ir per veiksmus. Jeigu yra tik domimasi dvasingumu, cituojamos protingos mintys, bet nėra atliekami jokie veiksmai link savo autentiškumo, tada realybė ir nėra manifestuojama sąmoningai. Ir toliau žmogus neuždaro ciklo, supranta, dėl ko gyvenime vyksta tam tikri dalykai, galbūt netgi gali sukontroliuoti savo emocijas ir nukreipti pozityvę linkme, bet vis dėlto bijo atlikti veiksmą į sielos resursų. Jeigu yra nepadaromi veiksmai, tada ir toliau yra veikiama iš ego, tai ir toliau yra gyvenama praktiškai vien materialiame pasaulyje. Taip neišeina manifestuoti iš kvantinio lauko. Tai reiškia manifestuoti su visatos pagalba. Tai kas esate sąmoningumo kelyje ir buvote atlikę arba neseniai atlikote drąsius veiksmus į savo intuicijos, jūs žinote, kad visata tokiu atveju padeda. Ir padeda netgi dažnai mūsų protui nesuprantamais keliais. Tai reiškia, susiklosto tam tikros aplinkybės, kurios iki tol nebuvo įmanoma jų išmąstyti protu. Ateina tam tikri žmonės. Visata veda nuo vieno taško iki kito. Ir staiga, nušokę į bedugnę, mes atsiduriame naujoje realybėje. Ir mes net patys nesuprantame, kaip čia viskas susiklostė, kaip aš atsidūriau ten, kur aš norėjau. Taip atsitinka, nes jūs manifestuojate iš kvantinio lauko, jūs manifestuojate per savo širdies portalą. Visata yra orientuota jums padėti, nes jūs veikiate iš autentiškumo. Tai kiekvienai sielai, jos evoliucijoje yra svarbu ateiti iki taško, kada jinai pradės veikti iš dvasinių resursų. Tai aštuoneto reikšmė yra gilesnė. Tai jeigu norite ne tik gyventi laisvą gyvenimą, autentišką gyvenimą, gyvenimą į savo širdies, bet ir turėti norimą materialinę gerovę, patogiai jaustis materijoje, turite eiti per savo baimės, nuolat transformuotis. Aštuonetas kaip begalybė taip pat reiškia gimimas, mirtis, atgimimas. Tai jeigu norite ir manifestuojate savo autentišką gyvenimą, žinote, kad identiteto mirtis, yra pasikartojantis ciklas. Dėl ko ta mirtis įvyksta?
tam, kad jūs atgimtumėte stipresni ir galingesni, perėję per savo baimės ir prisijėmę didesnę atsakomybę. Kuo didesnę atsakomybę žmogus sugeba prisimti už savo gyvenimą, tuo drąsesnius veiksmus jis sugeba atlikti materijoje. Kuo drąsesni veiksmai atliekami materijoje, tuo visata atsako didesnė gausa. Ir drąsūs veiksmai nereiškia veikti iš nesąmoningo impulso, tai reiškia išdrįsti veikti iš savo širdies. Išdrįsti gyventi autentišką gyvenimą, nors niekas jums nėra garantuota. Kaip sakau, visata dažnai veikia mūsų protui nesuprantamais keliais. Ką noriu akcentuoti iš viso to, ką pasakiau, kad materialaus ir dvasinio pasaulio apjungimas yra kur kas gilesnė tema. Šie pasauliai apsijungia, kai jūs sąmoningai dirbate su savimi per visus 3 mano paminėtus lygmenis ir darote veiksmus iš vidinės atsakomybės, iš vidinės galios. Ir ką dabar reikia suprasti, kodėl atrodo vieni žmonės, kad ir einantis į savo dvasinių resursų, pasitikintis visata, turi mažiau finansinių resursų, o kiti daugiau. Tai mūsų sieloms duoti skirtingi finansiniai troškimai. Tai vienam žmogui, tikrai rimtai dirbančiam sąmoningumo lygyje, gali reikėti daug mažiau negu jums. Ir jam to bus pilnai gana, jūs jaustame laisvę ir užsipildymą ir sugebės kurti gausą netgi kitiems, jam užteks šitų resursų. Galbūt jo siela atėjo pasirūpinti tik savo artimą aplinką, apsikeisti savo energiją resursais su nedideliu kiekiu žmonių. O kitos sielos, galbūt ir jūsų siela, ateina palikti palikimą materialų šioje žemėje. Na tada reikia pritraukti didesnius resursus. Ir jūs, jeigu esate toks žmogus, nesijausite gerai su minimaliais finansiniais resursais, jūsų siela jaus pasipriešinimą jūsų esamai gyvenimo padėčiai. Jūs jausite save nusimenkinę, jūs jausitės nelaimingi, neužsipildę, nes jūs netenkinate sielos troškimo materialiame pasaulyje. Jei tie resursai skiriami nebereikalo, gali būti skiriami nebereikalo, tai yra tam, kad jūs paliktumėte didesnį materialų palikimą, galbūt netgi po savo mirties. Tai gali būti didžiulė organizacija, kuri pakeis visą pasaulį. Na tada suprantate, mūsų finansiniai troškimai yra skirtingi, bet iki jų reikia nueiti, nes daugelis mūsų norime tam tikrų finansų, kad kažką įrodyti, pasirodyti visuomenėje, užsikovoti kažkokią poziciją, bet ne į savo širdies. Kai mes nueiname ir nusinuliname, mes tada galime prieiti prie tų tikrųjų troškimų. Tai reiškia, aš noriu turėti didelius materialius resursus ne dėl kažkokio pasirodymo ego, o dėl to, kad jaučiu, kad man jų reikia. Aš noriu ne tik gerai materialiai gyventi pats pati, kad galėčiau dirbti savo darbą ir dalintis, bet aš noriu ir pasidalinti su kitais tais resursais, aš noriu investuoti. Tai kiekvienas turime nueiti iki savo asmenės tiesos su finansais ir ją pripažinti. Gali būti, kad jūs esate aplinkoje, kuri blokuoja pinigus, mato tai kaip blogį, o jūs širdyje norite gyventi gerai materialiai. Ir tai yra, viskas su tuo yra gerai, tai yra jūsų sielos šauksmas. Jūs dėl to nesate blogas žmogus. Ir galbūt esate tarp žmonių, kuriems reikia labai daug materialiai, o jūs jaučiate, kad jums užtenka paprasto gyvenimo, minimalių poreikių finansinių. Ir vėlgi su tuo viskas yra gerai. Čia nereikia lygintis. Mums materialūs resursai yra skirti tam, kad įgyvendintume savo sielos misiją. Ir aš atlikdama numerologijos analizę iš karto matau, jeigu žmogus turi daug aštuonetų, aštuonetai jūsų gimimo datoje matomi tik tai jūsų gimimo dienoje,
Tai tik šita pozicija yra matoma plika akimi. Tai gali būti gimėte 8 dieną, 17 dieną, 26, sudėjus 8 gaunasi. O visos kitos pozicijos jau yra skaičiuojamos iš formulių ir dar 50% informacijos ateina iš jūsų vardo ir pavardės, kiekvieną raidę pavertų skaičiumi. Tai plika akim pamatysite tik vieną poziciją. Ar turite tą 8, reikia daryti giluminę analizę. Tai žmonės turintys 8 ateina prisijimti galingą atsakomybę savo gyvenime. Jie yra verčiami nuolat transformuotis, nuolat eiti per savo baimės, kilti kaip feniksai iš pelenų. Jeigu siela įvykdo savo misiją, jie dažnai palieka materiją po savęs, galbūt stiprią idėją materializuotą. Bet aukštame lygyje jie tai daro ne iš ego, ne iš godumo, o iš savo širdies šauksmo. Ir dvasinė idėja vėlgi yra kiekvienam kitokia. Tai dvasinė idėja gali būti kurti grožį kitų namuose, padėti žmonėms su sveikata. Tai nėra būtinai dirbti dvasingumo sferoje. Dvasinė idėja ateina iš jūsų širdies portalo. Jūs atėjote čia tam, kad ją materializuotumėte. Tai reiškia, kai yra daromi veiksmai per širdies portalą, iš meilės, iš aistros, tada materija savaime paklūsta. Tik tai sakau, tai nebus instrukcija. Visata dažnai dirba mūsų protui nesuvokiamais keliais. Mes turime pasiduoti ir pasitikėti. Tai aš iš karto matau, kokių finansinių resursų žmogui reikia. Kai kurie gali eiti dvasiniu keliu, bet jie atėjo pasirūpinti savimi, galbūt savo šeima, artima kaiminystė, o nedaryti didžiulę galbūt įtaką pasauliui. Tai tada ir tie materialūs poreikiai dažnai yra kitokie. Ir dabar trumpai noriu aptarti 2 momentus. Kas būna, kai žmonės materialiai nori daugiau, eina dvasiniu keliu ir tai blokuoja. Ir kas būna, kai žmonės per daug nukrypsta į materialų pasaulį ir ignoruoja savo intuiciją. Beje, kas mane matote pirmą kartą, aš esu Kristina Kaminskaitė ir aš padedu žmonėms pereiti per giliausias savo baimės ir pasiekti autentišką potencialą. Tam naudoju 3 elementus – numerologijos analizę, intuityvius gebėjimus ir praktinius patarimus. Jeigu domina asmeninės sesijos, siūlau online konsultacijų programą, tai nuorodą į mano svetainę rasite video aprašyme. Grįžtame. Tai pirmiausia noriu pakalbėti apie žmonės. Galbūt atpažinsite save, kurie eina dvasiniu keliu, tačiau blokuoja savo asmeninius materialius troškimus. Tai kaip aš matau, kad žmogus yra įklimpęs iliuzijoje. Tai reiškia, jis nurašo materialų pasaulį, finansinį pasaulį, bet viduje nesijaučia užsipildęs, viduje nejaučia ramybės. Tai dažnai įsireiškia per pyktį, kartais netgi užspaustą pyktį, kuris pasireiškia per pasyvią agresiją, aukos vaidmenį, aplinkos kaltinimą. Toks žmogus pavydi daugiau turintiems finansiškai. Mano, kad jie yra kalti dėl to, kad jis turi mažiau. Kaltina sistemą, bet nesiema jokių veiksmų, kad ją pakeistų. Neprisiema atsakomybės už savo gyvenimą. Tai tada labai ryškiai pasirodo, kad yra blokuojami troškimai. Jeigu yra blokuojami troškimai, tai reiškia, toks žmogus nori gerai gyventi finansinėme pasaulyje,
materialiame pasaulyje, bet jis kiša tuos troškimus kaip nenorimus į pasąmonę, tada jie įsireiškia per tokias emocijas, netgi sąmoningai nekontroliuojamas. Taigi, jeigu atpažįstate save, tai reiškia dabar supratote, kad turite užslėptą pyktį, pasyvią agresiją daugiau turintiems materialiai, kaltinate sistemą, bet nieko dėl to nedarote, dažnai einate į aukos vaidmenį, kad visas pasaulis kaltas, tai tikėtina, kad blokuojate materialius troškimus, savo sielos autentiškus materialius troškimus ir dėl to turite per daug moteriškos energijos, esate įsibalansavę. Tai ir vyrai, ir moterys turi ir moterišką, ir vyrišką energiją, kaip ir viskas visatoje. Ir kai žmogus neprisiema atsakomybės, nekeičia samos situacijos, reiškia tokias intensyves emocijas, tai tada yra per daug moteriškos energijos, vyriškos yra mažiau, dėl to yra sunku atlikti veiksmus. Yra sunkiau veikti iš vidinės galios. Gali būti, kad jūs patekote į tokią aplinką, tas yra labai dažna, pradėjus eiti dvasingumo keliu, patenkate į aplinką, kurioje yra smerkiami žmonės, ypatingai žmonės dirbantis dvasinėje srityje ir imantis už tai pinigus, imantis tam tikras sumas. Ir jūs norite prisiderinti prie bandos, manote, kad tai yra vienintelis teisingas kelias, irgi pradedate gožti savo troškimus, bijote tiem žmonėm kalbėti apie savo svajones, apie savo planus, apie savo materialius tikslus, tai suvokite, kad tokie žmonės tiesiog yra įsibalansavę. Žmogus gali turėti labai mažai finansiškai ir eiti dvasingumo keliu, tai reiškia eiti savo autentiškumo, bet jaustis absoliučiai užsipildęs ir jam tada tikrai nereikės smerkti tų, kurie siekia tikslų finansiškai ir materialiai. Jam tai bus visiškai vienodai, jo tai neerzins, jam nekils jokie trigeriai. Jis eina savo keliu, jis žino, kad jam tiek reikia, jis daro veiksmus link savo kelio ir jam visiškai nerūpi, ką daro kiti. Tai yra jo kelias, tai yra kitų žmonių kelias ir jis jaučiasi visiškai su tuo ramybėje. Tai toks yra atskirimas. Aš dažnai sakau, susiduriu su žmonėm, kurie turi labai daug programų su pinigais, reiškia tą pasyvę agresiją, smerkimą, bet nieko patys nedaro, kad pakeistų esamą sistemą. Tai sakau, čia yra slopinami troškimai, kuriuos po to bandoma slopinti per narkotinės medžiagas ir per kitus dalykus. Tai per daug šitą temą neklysiu, bet turėkite tą suvokimą, kad jeigu žmogus neturi didelių finansinių tikslų, bet su tuo jaučiasi, jis yra apjungęs materialų ir dvasinį pasaulį tiek, kiek reikia jo sielai. Jeigu jis yra nurašęs materialų pasaulį, bet jame konkuliuoja intensyvios nesąmoningos emocijos, sąmoningai nesuvoktos emocijos, ir jis smerkia kitus, yra trigerinamas kitų, tai reiškia, tada nėra pilnai prasidirbta su savimi. O dabar pakalbėsiu apie žmonės, kurie yra per daug nukrypę į materialų pasaulį ir valdomi materialios sistemos iki tokio lygio, kad, rodos, jie ten yra įkalinti. Įkalinti visose tose įsitikinimuose, baimėse ir bandos jausme. Ir tai gali žmonės būti 20 metų esantys sąmoningumo kelyje, bet jie tiesiog teoriškai žino daug informacijos, bet vis dar bijo imtis veiksmų. Tai galbūt atpažinsite save
ką aš dabar kalbu, tikrai gali patrigerinti. Jeigu iškyla trigeriai, tai yra labai labai naudinga. Po video padirbkite su savimi ramiai, pasėdėkite su tais trigeriais ir manau, jie jums turės ką pasakyti. Jie niekada nekyla šiaip sau ir informacija iš trigerių gali pakeisti gyvenimą. Tai nuėjimas vien į materialų pasaulį, tai yra materijos statymas iš materijos, tai yra lėtesnis procesas, kada yra sekama tik visuomenės sukurtomis taisyklėmis, nėra prisimama atsakomybė savo gyvenimą, tai reiškia, nėra manifestuojama iš kvantinio lauko su visatos pagalba sąmoningai. Tai tokiu atveju, jeigu siela yra pasirinkusi šiame gyvenime dvasiškai pabusti arba yra pasirinkusi aukštesnę evoliuciją, tai ji tikrai blokuos šitą kelią. Tai jeigu jaučiatės savo darbe, kuriame gaunate gerus finansus, bet jaučiatės nelaimingi, neužsipildę, bandote pabėgti nuo šito jausmo per veiklas, žmonės, galbūt priklausomybės, tai reiškia irgi neigiate savo sielos troškimus. Gyvenate tiesiog materialiame pasaulio suvokime. Ir kuo ilgiau sena siela gyvena vien materialiame pasaulyje, bandydama pabėgti nuo savo intuityvių žinučių, tuo destrukcija bus stipresnė. Ką reiškia destrukcija? Gali būti, kad jums bus parodyta per stiprias aplinkybės, kad jūsų vieta nėra čia. Tai gali būti, kad jūsų kūnas kroniškai susirgs arba pasieks tą ribą, kurios jau ignoruoti negalėsite, susirgs jūsų psichika, ims darytis viduje taip sunku kovoti prieš savo sielos troškimus, kad jau geriau nuspręsite viską sunaikinti čia ir dabar. Arba, jums visada suklostys tokias aplinkybės, kad toliau tęsti negalėsite. Tai atsitiko ir man. Aš didžiąją dalį gyvenimo buvau susikoncentravusi į materialų pasaulį. Tai reiškia, ignoravau savo sielos balsą ir pilnai gyvenau iš proto. Ir man visada atrodė, kad aš savo karjeroje jaučiu draivą, jaučiu aistrą, bet tai buvo pagrįsta grinai mano ego poreikiais įrodyti, pasirodyti, užimti poziciją, kontroliuoti savo gyvenimą. Tai nebuvo daroma tam, kad aš jausčiausi viduje gerai, tam, kad jausčiau ramybę, meilę. Tai buvo paviršutinis lygmuo, mano kūnas pradėjo sirgti, man buvo siunčiamos sunkios aplinkybės, kad aš sustočiau. Ir atėjo laikas, kada aš jau negalėjau ignoruoti savo sielos ir buvau spraudžiama į kampą. Ir tada turėjau padaryti greitus ir drastiškus pokyčius tam, kad atbalansuočiau dvasinį ir materialų pasaulį. Tai ką noriu pasakyti čia, tai nukrypimas vien į materialų pasaulį yra dažnai ir iš godumo, dėl to kyla tos programos, kad pinigai yra blogai, kad pinigai keičia žmonės, nes mes matome žmonės, kurie turi daug, bet niekuo nesidalina, jiems vis nėra gana, jie vis valgo ir niekaip neprisisotina. Tai yra dėl to, kad yra veikiama iš ego, o ego visą laiką prisiriša prie rezultatų, jis bijo netekti, dėl to jam reikia daugiau, nėra vidinio saugumo, vis norima kažkam kažką įrodyti, kovoti su vėjo malūnais. Dėl to, sakau, yra mintama, valgoma, bet viduje yra didžiulė tuštuma. Dėl to vien pinigai negali nupirkti ilgalaikės laimės.
Ir pinigai savaime žmogaus nepakeičia. Jie tik padidina tai, kas jau dabar yra tas žmogus. Tai reiškia, jeigu jūs esate asmuo, kuris nori padėti kitiems, veikia iš širdies, jūs galite gauti iš niekur 5 milijonus, bet jūs eisite su tuo daryti gerus dalykus, tai jūsų nepadarys blogu žmogumi. Tai va, pinigai savaime, mes jau esame tai girdėję, tai yra tik tai energija, nei gera, nei bloga. Ir dabar stipri žinutė, kurią noriu pasidalinti. Taip, vis dar turbūt nugali tas mąstymas, kad jeigu rimtai eini dvasiniu keliu, tai turi atsisakyti materijos. Bet aš manau, kad yra visiškai priešingai. Dabar įsivaizduokite, kiek pinigų, nesuvokiamos sumos yra žmonių rankose, kurie yra varomi godumo, instinktyvių poreikių, ego poreikių. Kiek dalis pasaulio pinigų yra tokių žmonių rankose. Ir dabar įsivaizduokite, kaip pasaulis keistusi, jeigu šitas pinigų pasiskirstimas pradėtų ateiti pas pabudusius žmonės. Pa žmonės, kurie materija yra tik tai antras lygmuo, ne pirmas. Jiems svarbiausia savo širdyje jaustis gerai, būti geriems žmonėms, palikti teigiamą pėdsaką pasaulyje. Tai dabar įsivaizduokite, jeigu kiekvienas savo individualiame lygyje pradėsime derinti tokius dalykus, kaip pasakyti savo autentiškus poreikius, bet kartu ir patenkinti savo asmeninius finansinius troškimus, tai mes pradėsime keisti pasaulį savo asmeninėme lygyje. Tai reiškia, kad materija atsibalansuos ir kad su tais pinigais gerų žmonių rankose bus galima padaryti nuostabius dalykus žemėje. Tai jeigu mes visi gošime savo materialius troškimus, matysime pinigus kaip blogį ir net nieko nedarysime su sistema, tai reiškia, neįvesime kažkokios kitos sistemos negu pinigų, tai reiškia, mes vis daugiau pinigų atiduosime žmonėms, kurie yra egoistai. Jie mąsto tik apie save ir jie nenori šito žemės padaryti geresnę vietą. Tai suvokite, kad jums atsakyti į savo asmeninius materialius troškimus yra labai svarbu žemės lygių, mūsų kolektyvinių lygių, kad žemė evoliucionuotų teigiamą kryptimi. Suvokite, tai yra, jeigu teigiamai panaudotas, labai šviesus dalykas. Materija, su to galima padaryti gerus dalykus. Bet ką mes matome dabar, daugelis žmonių godžių turi didžiąją dalį tos materijos, dėl to yra tie įsitikinimai, kad pinigai yra blogai. Tai pabaigai, aš manau, kad yra būtina apjungti dvasinį ir materialų pasaulį kiekvienam iš mūsų autentiškam lygyje, mūsų unikaliam lygyje. Nes materialūs troškimai kiekvienam yra duoti skirtingi. Mes negalime to vertinti iš savo troškimų prizmės. Dėl ko materija, tai reiškia savo idėjų materializavimas, jų plėtojimas, neturėtų būti nurašyti. Nes pirmiausiai, kodėl mes reinkarnavomės į Žemę, kur pagrinde yra veikiama trečioje dimensijoje, tai reiškia materialioje dimensijoje. Mes turime materialiai dirbti link savo tikslų per apčiuopiamas formas. Mums yra duotas kūnas, kuris yra materialus, mes nesame čia tik tai energija, mus supa visur aplinkui materija. Tai klausimas, kodėl tada mums reikėjo reinkarnuotis būtent čia, jeigu mes nenorime iš viso pripažinti materialaus pasaulio. Mūsų siela tikrai nebereikalo pasirenka šį kelią. Tai kalbėti, kad
turi likti tik tai dvasinis pasaulis, tai čia yra nerealu, materija yra naudojama visada. Tiesiog kiekvienas, ką jau daug kartų pasakiau, turime suvokti savo materialų lygį. Galbūt kažką autentiškai tikrai traukia į atsiskyrimą gyvenime vienuolyne, neprisidedant prie materijos kūrimo visuomenėje. Ir su tuo yra viskas okei. Bet problema iškyla, kai žmogus važiuoja, prisijungia prie vienuolių ir atsiskiria nuo visuomenės, ne iš autentiškos sielos šaukimo, bet labiau iš baimės prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, padaryti indėlį, eiti per savo baimės. Nes iš tikrųjų eiti dvasiniu keliu rimtai, ta prasme, čia nėra kažkoks pasirinkimas, čia yra kiekvienos dienos realybė. Ir, pavyzdžiui, gyventi atsiskyrime yra daug lengviau, negu eiti dvasiniu keliu ir pasirinkti ir toliau būti visuomenėje. Dėl ko aš žinau, kad mano siela pasirenka būti visuomenėje, dėl to, kad aš atėjau būtent sukurti materiją. Galbūt tą, kuri liks po mano mirties, nežinau. Man ir nereikia dabar žinoti, bet aš ir pagal savo numerologiją, aš turiu iš 7 pagrindinių pozicijų 2 aštuonetus. Man yra labai svarbu ir kurti apčiuopiamą materiją, kad jinai galėtų pasitarnauti šiai žemei. Kartais man tikrai yra geriau likti su Dievu, net ne kartais, dažnai tame ryšyje, nenutrūkstamame ryšyje, tokiai limbo pozicijoje, kur esi niekas visuomenėje, bet mano siela pakužda. Kristina, tu čia atėjai gyventi ne tik dėl savęs, atėjai tarnauti kitiems, atėjai padėti žmonėms. Na ir aš tada suprantu, kad ir kaip man būtų gera ignoruoti visuomenę, mano siela yra pasirinkusi prisidėti prie visuomenės augimo. Na tai va, tai kiekvienam yra skirtingai, aš pakalbėjau apie disbalansus, kuriuos galite atpažinti savyje, jeigu ignoruojate savo troškimus ar materialius ar sielos. Jeigu jie yra, tai turite suprasti, kad reikia jums atsibalansuoti. Jeigu viskas yra okei, viduje ramybė, tai nesvarbu, kaip jūs veiktų aplinka ir sakytų, kad jūs einate ne tuo keliu, tai yra ne apie juos. Viskas tada yra okei. Jūs gyvenate taip, kaip reikia jūsų sielai. Jeigu norite dirbti su manim asmeniškai, kaip ir sakiau, galite rasti nuorodą į mano svetainę aprašyme. Aš siekiu dirbti su žmonėm, kurie nori apjungti materialų ir dvasinį pasaulį. Dėl to aš nekalbu nesuprantamomis beletristikomis, o kalbu aiškiais praktiniais patarimais, suprantama kalba. Tai va, jeigu rezonuoja, visą informaciją rasite ir iki kitų susitikimų. Beje, jeigu domina kažkokios kitos temos, norite pasigilinti į tai, ką kalbėjau šiame video, parašykite komentaruose. Gražios dienos.